Labas vakaras. Noriu pasidalinti mintimis apie tai, kas mano manimu visgi yra svarbiausia, norint pasiekti kažkokių rezultatų, būti sėkmingu kažkokioj veikloj. Ir aš manau, kad visgi dauguma mes bandom susitelkti būtent į save ir išgauti iš savęs kažkokį rezultatą, kuriuo pasikliaunam ir norim dėl to susikurti kažką tokio, ką mes norim. Aš manau, kad per daug dėmesio skiriam tai, ką mes patys galim padaryti, ir per mažai dėmesio skiriam santykiams. Pavyzdžiui, su kažkokiais partneriais, su kolegom, su bendradarbiais, su draugais, su šeimos nariais, su visais kitais, kurie mus supa. Ir visa esmė to, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu mes turim maksimaliai visur gerus santykius, tokius harmoningus, kuriuose maksimaliai nėra kažkokios trinties, nėra kažkokių problemų, nėra pykčių, nėra kažkokių tokių dalykų, tai turi viskas eiti sklandžiai gyvenime, turi eiti sklandžiai ir turi sektis. Vien dėl to, kad automatiškai mes tada kiekvieną dieną esam geroj būsenai, šiaip jau, sakykime, jeigu mes iš vidaus ten jau esam tokie, prasidirbę, kažkokius dalykus, ir tada didelį dėmesį skiriam, kad būtume harmoningi santykiuose su kitais, reiškia ir iš išorės mūsų jau mažai kas gali kažkaip įtakoti, nes jeigu mes išsikeliam tai kaip prioritetą, jeigu mums kažkas skambina ir bando mus kažkaip tai sunervinti, apriekti, kažko reikalauja, tai mesgi žinom, kad svarbu nesusipykti, svarbu gražiuoju kalbėti, svarbu, kad pabaigę pokalbį mes liktume geroj būsenoje būdu, išsiaiškinę, susitvarkę viską. Ir jeigu šitas dalykas yra prioritetas, tada reiškia mūsų būsenos negali sugadinti iš išorės ateinantis skambučiai, žmonės, situacijos, tai toliau. Nes iš tikrųjų tai gali paveikti labai ilgam laikui. Kažkoks piktis, paskambino kažkas jum ir pranešė kažkokią žinią, kur jums neprimtina, tarkim, ten iš valstybinės institucijos, tai toliau jūs norit kovoti ir jau su tuo žmogum tenais pradėt konfliktuoti, ir viskas. Ir tai užveda kažkokį negatyvą ir tas negatyvas gali visą dieną trūkti ir tai gali atimti iš jūsų produktyvę dieną. Ir jeigu kiekvienas kontaktas gali šitaip išmušti, tai yra didžiulė skylė produktyvume, kad nuteka ta energija, laikas ir toks kaip kažkoks krepšys, kurį nešam, bet jo dugne yra didžiulė skylė ir į viskas iškrenta, ką mes įdedam. Tai reiškia, netgi nėra kažkokio saugumo ir mes tą ilgainiui pajaučiam, kad net kažkaip nesaugu, nes aš pats įsiveliu, tarkim, į kažkokias situacijas, pats iš savęs atimu produktyvumą, pats iš savęs netgi gal atimu galimybės, nes su kažkuriuo žmogum ilgai mesgiau kontaktą, buvo viskas gerai ir kažkaip įvyko kažkoks įvykis, nesugebėjau išlaikyti gero ryšio ir viskas. Užsidarė tie vartai, kurie vedė per tą žmogų į kažkur. Ir kiekvienas žmogus turi tos vartus, per kuriuos mes kažkur galim nueiti. Ir čia nereikia žiūrėti tai kaip į kažkokį verslą, bet čia realiai taip yra. Ir čia yra kaip toks, šalutinis jau rezultatas, kai žmogus tiesiog natūraliai būna su visais geram ryšy, tokioj pakilioj būsenai, optimizme, meiliai, sakykime, jis natūraliai iškilus kažkam klausimui kreipiasi į tuos, kas jam gali padėti. Aišku, mes čia dabar kalbam iš tokios jau labai racionalios pozicijos, kad čia tu turi palaikyti kontaktą, nes ten yra kažkokie vartai. Bet iš tikrųjų tai taip veikia dalykai. Ir jeigu mes neturim su žmonėm ryšių kažkokių gerų, kur mes galim paprašyti, tai patys iš savęs labai mažai mes ką galim padaryti. Nes iš tikrųjų, kur mes beitume, visur yra žmonės, jie kažką daro, jų reikia prašyti, klausti, kaip tą padaryti, kaip gal gali padėti, gal tu pažįsti tą, gal gali suvesti. Ištisai šitas dalykas vyksta, jeigu mes esam aktyvūs gyvenime. Ir
kuo daugiau mes gerų ryšių turim, tuo lengviau mums sutvarkyti bet kokioj srity, bet kokius reikalus. Mes turim kur kreiptis. Ir mes kreipiamės su geru jausmu į tą žmogų, nes tarp mūsų geras ryšys. O ne tik, kad skambinam ir galvojam, ai, čia biškė, aš apie jį negatyviai galvojau, dabar truputį nejaukus skambint, nes, čia aš jau būsiu kaip rašytojas koks. Ir, taip toks, atsiranda toks dirgiklis, ne, bet jeigu mes turim tą tikrą, natūralų, gerą ryšį, mes taip negalvojam. Mes skambinam, labas, kaip laikaisi tas, anas, žiūrėk, o kaip ten tas, o kaip ten, o kaip tą daryti. Ir visiškai natūraliai tai einasi. Tai tiesiog palinkėjimas kuo daugiau aplinkui save turėti žmonių, su kuriais turit gerą ryšį ir netgi su tais, su kuriais jūs, nejaučiat to gerą ryšį, kažkaip neina susišnekėti, vis tiek su jais maksimaliai turėti draugišką santykį, draugišką ta prasme, kad nekabintų temų, kurios skaldo. Nekabinti, tiesiog tegu būna bendravime prioritetas žmogiškumas ir geranoriškumas ir jeigu jūs nesusikalbat, tai tiesiog linkėkit jiem laimės ir kad jiems sektųsi gyvenime ir nebandykit ten kalbėti taip, kad ten jūs suprastų, gal jūsų gyvenime jisai nesupras, o jūs jo nesuprasit ir tiesiog priimt tą situaciją tokia, kokia yra ir jeigu jisai blogas žmogus, tiesiog, atjauta tada jam, nes tikrai jam tada blogai gyvenime ir kažkaip taip rasti kiekvienoje situacijoje, kaip mes galim apie žmogų nepradėti blogai galvoti. Nepradėti jam kažką negatyvos skleisti, kad ir ką jis darytų, absoliučiai, kad ir ką jis darytų. Nes mes patys tame gyvensim, tame negatyve. Ir apie jį pagalvojus, mums ateis tas negatyvas. Tai iki.